Institucijos vėluoja įgyvendinti kas 5 valstybės kontrolės rekomendaciją. Pusė iš jų daugiau nei 2 metus. Vėlavimus dažniausiai lemia užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros IT projektuose bei darbuotojų kaita ar specialistų trūkumas. Vėlavimų priežastis ir ilgi teisės aktų rengimo procesai. Jie indikuoja ir nepakankamą politinį dėmesį pokyčiams. Mes savo ruožtų taip pat nuolat geriname rekomendacijų teikimą. Dalis rekomendacijų, kurioms reikalingi sisteminiai pokyčiai, taip ir lieka gulėti stalčiuose. Pavyzdžiui, vis dar nesukurta efektyvaus valstybės nekilnojamo turto valdymo sistema, kuri padėtų mažinti išlaikymo sąnaudas ir gerintų jo valdymą. Nepaisant to, teigiamų pokyčių tikrai yra. Laiku buvo įgyvendintos rekomendacijos, kurios atliepia socialiai pažeidžiamų žmonių interesus, pagerėjo asmenų su negalia įsidarbinimas, registruoti bedarbiai užėmė daugiau darbo vietų. Taip pat daugiau socialinę riziką patiriančių šeimų vaikų gavo privalomą ikimokyklinį ugdymą. Kai valstybė investuoja į ikimokyklinį ugdymą, ji investuoja į savo išsilavinusį pilietį. Švietimas, ypač nuo mažų dienų, lavina kritinį mąstymą, mažina socialinę atskirtį, padeda vaikams ateityje susikurti geresnį gyvenimą. Kalbant apie vėluojančius pokyčius, jau pernai metų pabaigoje turėjo būti priimti sprendimai dėl saugaus Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo. Būtina įvertinti galimus papildomus finansavimo šaltinius, reikalingus giluminiam atliekynui įrengti. Radioaktyviosios atliekos turi būti tinkamai sutvarkytos, kad nekeltų pavojaus aplinkai, žmonėms ir ateityje nesukeltų papildomos finansinės naštos mūsų valstybei. Iki šių metų pabaigos būtina imtis veiksmų stiprinant regionų plėtros programos valdytojo vaidmenį. Programą koordinuoja Vidaus reikalų ministerija, tačiau trūksta lyderystės ir geresnės valdysenos, kad regionai gautų didesnę naudą iš valstybės investicijų. Jos būtų nukreiptos tikslingiau ir veiksmingiau.